Tam sodė. Matęs aš visko. Ir paskui pats tai net nebandžiau. Nes Ten biškai aš tą milinę tada sustrikiau tada. Reikia. Nes šitos, kur vertikaliai eina, jos Bajorų sąjungos atstovai, Lenkijos, Lietuvos kultūros institucijų atstovai. Na ir šiaip visi, kurie neabejingi renesansui ir neabejingi tam žmogui, kurio mes dažnai nepaminam, kramtydami agurkus ar barstydami druska pomidoriukus. Iš tikrųjų, valdovų rūmai mūsų kviečia džiugiomis progomis ir dažniausiai tokiomis, kurios kyla iš privačių iniciatyvų. Vos prieš keletą mėnesių džiaugiamės mecenato Prano Kiznio dovanotą kolekciją. Šiandien susirinkome kitos dovanos iškilmių progą, būtent Vilniaus krašto bajorų sąjungos dovanos Lenkijos karalienės Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Bonos Sforcos bareljefo dovanojimo atidengimo proga. Jūsų ekscelencija ambasadorių, gerbiamas viceministrė, gerbiamas direktoriau, rektoriau, visi čia susirinkę, visų pirma, Karališkosios bajorų sąjungos nariai. Iš tiesų yra didelė garbė, didelis džiaugsmas, na ir tokia stipri emocija, jaudulys, būti tarp žmonių, kuriuos telkia bendros idėjos, kuriuos telkia, nebijau šito žodžio, meilė Lietuvos istorijai ir jos paveldui, ir kuriuos telkia, na, toks ambicija daryti gražius darbus tam, kad mūsų Lietuva būtų gražesnė ir turtingesnė. Ir man didelė garbė perduoti asmeninius Lietuvos Respublikos prezidento sveikinimo ir padėkos žodžius už tai, kokius gražius, prasmingus ir didelę išliekamąją vertę turinčius darbus jūs kuriate. Visi kartu galime prie jų prisidėti. Aišku, esu istorikė ir negaliu pasidalinti tą emociją, kurią visą laiką jaučiu, būdama ypatingai čia, nes jei... Gerbiamas valdovų rūmų direktoriau, gerbiamas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadė ir kraštų vadai, mėly Vilniaus krašto bajorų sąjungos atstovai, bareljefo kūrimo rėmėjai, kultūros, meno, mokslo
visuomenės atstovai, ponios ir ponai. Turbūt kiekvienas džiaugiamės gaudami dovaną. Bet pritarsite, kad dovanojimas irgi yra nemažesnis džiaugsmas ir laimė. Labas vakaras, Jūsų ekscelencija viceministrė, Jūsų ekscelencija ambasadoriau, mėly svečiai, Italijos ir Lenkijos kultūros institutų atstovai ir vadovai, mėly Lietuvos ir Vilniaus krašto bajorai, ponios ir ponai. Tikrai Bona Sforza mus suvienijo ir pakvietė čia tokią gražią popietę, pavakarį susirinkti savo sodelyje. Žiūriu, labai pavojinga kviesti į oficialius renginius mūsų mielą buvusią kolegę Jolantą Karpavičienę, nes nebeveik viską papasakoja, ką galima būtų pasakyti. Bet tikrai ačiū, Jolanta. Iš tikrųjų, nebejotina šitoj vietoje Bona Sforza tikrai buvo įsirengusi savo tokį tipišką itališką Giardino Segreto slaptąjį sodelį, kur jinai praleisdavo tikrai matyt nemažai laiko lankydamasi čia Vilniuje. Elona mums dovanoja vertingą bronzinę plokštę, reljefą. Na, o mes kaip muziejininkai, kadangi vargstam ir gyvenam ne pačius geriausius laikus, tai dovanojame tai liudijantį dokumentą. Na tai pasitikėjimo dokumentais apsikeista ir dabar prašau judu iškilmingą momentui, plojimams griaudant. Ir skulptoriai paprastai, kai gamina tą savo kūrinį, tai minčių praeina aibės. Atrodo, kelios knygos galima būtų surašyti. Bet kai prieini prie mikrofono, jos kažkur išnyksta. Ir tos visos mintis gal ir gerai, kad jos lieka neišsakytos. Čia atrodo kaip toks trukdis pradėti čia daryti tas nuotraukas, selfius, pats noriu nusifotografuoti, kaip sakant. Bet iš tiesų porą žodžių tikrai galbūt verta pasakyti, ir direktorius paprašė apie dar Bona Sforzos geografiją, istoriją. Aš taip suprantu, kad turbūt daugelis čia susirinkę gana gerai žino, bet keli dalykai, kurie, man atrodo, yra svarbus paminėti. Visų pirma, Bona Sforza čia atsirado dėl vienos labai svarbios viduramžių politinės tokios praktikos. Tai yra dinastinės santuokos. Viduramžiais valdovai tuokdavosi tarpusavį, viduramžių politiką galima atpažinti pagal vedybų, dinastinių vedybų trajektorijos kryptis. Ir ką dar galima pažinti? Galima pažinti dinastijų ambiciją ir horizontą. Tai Bonos Sforzos pasirinkimas, princesės iš Italijos, Neapolio, Bario, kaip pavadinsime, tai iš tiesų parodo to meto Jogailaičių horizontą ir ambicijas. Tai yra Jogailaičių pakilimas,